Sveiki, lukšiukai! Sveika! Pirmin šiek tiek. Marš! Jeigu šioj stovykloje yra vadovas Žydrūnas, reiškia bus nelengva. Jūsų iššūkiai laukia gyvenimo sudėtingi ir šita stovykla įdės nemažą indėlį tam, kad jūs paruoštų išgyventi sunkiose sąlygose. Juokingas atsakymas, čia mama mane užrašė, nes per daug sėdžiu namuose. Prie ko daugiausiai? Prie kompo? Neaišku. O kodėl prie kompo? Nes nėra ką veikti. Išmokinti ryto. Esam miške, dažom vaikus, ruošimės toliau keliauti iki taško. Taške gausim vandens, šiek tiek maisto ir trauksim atgal. Maždaug liko 3 kilai iki taško. Labai patiko eiti ir palapinės statyti. Buvo be priežiūros palikę savo mylimiausius ginklus ir išėję, dėl to gavo nešti mūsų rimčiausiai ginklą, šį pagalį. Šiandien turėsime pamokėlę apie pneumatinį šautuvą. Kol nepasiruošę šauti, nuleistuko neliečiant pirštu. Pasiimkite ginklus, užtaisykite juos ir 5 bandomosius šūvius į savo taikinius paleisti. Antra stovyklos diena ir mes turime dirbtuvėlės. Pasigamink savo pats puoduką. Aš trumpai galiu papasakoti apie šios vaikus, kurie kuria savo gražiausią šios stovyklos prisiminimą. O dabar eime kartu apžvelgsime, kaipgi mūsų jaunieji šauliai būsimieji papuošė savo puodelius. Parodyk būtent, kuris smailas atitinka dabar tavo šią nuotaiką. Jis rodo, kad labai linksmas. Čia dar Lietuva ir simbolis Šiaulės. Wow, čia kiečiausi šiandienos vaikai. Pakeliam savo produkus, parodom, ką nupiešėm. Kodėl būtent mėlyna? Nes vanduo mėlynas. Sugalvojau tokį nupiešti dalyką dėl to, nes susijęs su mano sportu, kurį lankau. Čia vaikinai ir vėl Nike gerbėjai bei Adido? Taip. Kaip matome, mūsų jaunieji šauliai tikrai turi darbės rankutes, o toliau pamatysime, kas mūsų laukia toliau. Jeigu kam reikia pagalbos, sakykit. Jeigu yra, kurie baigėt, galėsim eiti į kalendorių muziejų. Tai pirmas lietuviškas kalendorius buvo išleistas 1846 metais. Dabar, aišku, jūs esu šildysit, tenai geria tas šilumą iš jūsų. Ir pamatysim, kaip dabar jau prieisim prie galo su tą gyvatę, jau bus įsidrasinusi, jau pažinos jūs, tai bus gerokai aktyvesnė. Jūs turite labai rimtai žiūrėti į tą stovyklą, į tas užduotis, kurias gausite ir kurias turėsite įveikti. Aš jaučiu ir tikiu, kad tai bus nelengva, bet jūs tai padarysite, nes visą tai reikia jum patiems. Dešinėn.
Tiesiog žavu žiūrėti į šiuos jaunuolius, kurie 4 dienas ir 3 naktis praleido be tėvų. Čia yra ta vieta, kur jie jaučiasi saugiai, bet tai, kas jau viduj susiformavo, tai manau, kad tai susiformavo ilgam. Ir žinote, smagiausia buvo iš jūsų, mėly tėveliai, tarpo išgirsti, kodėl iš vaikų atimti mobilieji telefonai. Mes atvykome čia mokytis pilietiškumo pagrindų. Vaikų ir jaunimo pilietinio ugdymo stovykla Lukšiukai.